Sveiki dar kartą. Labą dieną. Mes vėl pasaulyje iš kaimo. Ir šiandien griebiam jautį už ragų ir pakalbėsim apie tai, dėl ko, nežinau, mūsų širdis pradeda stipriau plakti, pakyla adrenalino kiekis ir tai netgi nėra sportas. Šiandien mes bandysime kalbėti vėlgi mūsų tokiam dualiam 2 laidų cikle apie kultūros paveldą. O koks tavo, Silvija, sportas? Irgi žinau, kad susijęs su paveldu mėgstamiausias. Ir turi tradicinės kultūros elementų. Absoliutus favoritas yra Karate Kyokushin, Seipai klubas. Įdėsime komentaruose nuorodą. Kur galima prisijungti prie mūsų klubo. Bet šį kartą turbūt kalbėkime ne apie klubą. Nebereikalo mūsų rūpintojėlio kompanija šiandien papildė ir Kastyčio monografiją. Pirmoji autorinė monografija. Prieš tai yra rašęs ne vieną kolektyvinę, kodėl apie tai kalbame. Na, dažnai mėgstama galbūt nurašyti žmonės, žinai, nu ką iš išmano, ką iš gali papasakoti. Tai galbūt iš dalies truputėlį ta knyga yra ir apie tai, na, ir vadinasi, jinai totalinis paveldas. Tai kad bent jau Kastytis legitimiai gali kalbėti. Iš tikrųjų, aš turiu kultūros paveldo magistro laipsnį, tiesą sakant. Tai čia kaip pasakyti, jau visiškai, jeigu ten kažkur kitur, tai ten kažką darydavau, tai kaip ir tokie platesni tyrimai, moksliniai, kur gal ne taip aš taip siaurai darau, bet taip plačiau lik ir kažką daryčiau. Tai čia tai iš tikrųjų, netgi magistrų 10 gavau diplominę, dabar jau šitie dėstytojai tikrai nerašytų. Ypač jeigu paklausys šitą laidą, tai sakys, ne, kažkokią mes klaidą padarėm, turėjom jam iš viso to diplomo neduoti. Ja, grįžkime atgal. Tai Laiku. Tai vat nuo laiko prie kultūros paveldo. Ir turbūt pirmiausia, tai yra tas dalykas, apie kurį labai daug šnekama, bent jau mūsų aplinkoje daug apie tai šnekama. Ir aš iš tikrųjų norėjau pradėti nuo to, kad tai kas yra tas kultūros paveldas, nes mane visą laiką ištinka tokia truputėlė apopleksija, kai iš praktinės pusės pradedam kalbėti apie kultūros paveldą su įvairiais specialistais, sakykim taip. Ir dažnai paveldą yra laikoma tai, kas yra sena. Na, jeigu jau daugiau nei 50 metų, tai jau, kaip sakant, mano mamos jubiliejus artėja, tai irgi galėtų kultūros paveldą papulti. Tai kad jie jau, man atrodo, 60, tai jau. Taip, bet aš galvoju, kad mes irgi skirsim šitą į 2 dalis savo, kaip ir laiką, taip ir šitą paveldo problematikos opusą. Tai aš šiandien galvoju, kad reiktų labiau pakalbėti apie paties paveldo sampratą, kas tai yra, ne tai, kas yra, kaip pasakyti, įsivaizduojama teisės aktuose, visokiose įstatymuose, poįstatyminiuose punktuose ir ministrų įsakymuose. Tai šitą mes, kaip pasakyti, gerbiam, ar, bent jau turim laikytis, jeigu negerbiam visą laiką tų įsivaizdavimų. Bet šiandien norėčiau pakalbėti apie tai, kas iš tikrųjų yra paveldas, kaip tas toks žmogiškos savasties talpykla tam tikra prasme, kurioje telpa labai daug mūsų elgsenos normų, kaip mes reaguojam į vienas ar kitas situacijas. Reiškia, labai platus, labai šiek tiek abstraktus, bet tuo pat metu ir labai konkretus, reiškia, fenomenas žmonijos. Kažkoksai, kur visi mes vienaip ar kitaip prie jo prisiliečia. O tu palauk, sakė, jog reikėtų pajokauti, tai tebūnie šį kartą juokas, tai tu nori pasakyti, kad paveldo nereikėtų skirstyti į materialų ir nematerialų. Tai paveldas savo esme, jisai ir yra nemateriali tokia nemedžiaga, bet tai yra substancija, kuri lemia tam tikrų materialių artefaktų atsiradimą, netgi jų išnykimą. Pats išnykimo dalykas, jisai gali būti traktuojamas kaip paveldo grinai fenomenas. Ir nematerialių praktikų lygiai taip pat, kaip ir dabar yra apibrėžiama. Šokiai, dainos, mūsų dainų šventė. Puikus nematerialaus kultūros paveldo pavyzdys ir aš tiesą sakant, čia esu visai rimtai, čia ne kažkoksai tai ironija ar panašiai, man dainų šventės tai visai idėja patinka, bet pats paveldas tai yra daugiau ne tai, ką mes užfiksuojam kaip kažkokią iš tokią ištrauktą, eksportuotą kultūrinę formą, bet būtent labiau, jeigu mes norėtume iš tikrųjų kalbėti apie paveldą, mes visų pirma turim šnekėti apie
apie kažką subtilesnio, dėl kokios priežasties tam tikri artefaktai, ar jie būtų materialūs kaip pastatai ir paveikslai, ar būtų nematerialūs kaip šokiai ir dainos, kodėl jie apskritai randasi mūsų, kodėl vienokie, o ne kitokie. Vat šitas dalykas yra pamatinis paveldo suvokime. Jisai nefiksuojamas įstatymuose, bet jis turėtų, tiesą sakant, nesinori peršokti į mūsų kitos laidos, galbūt, kaip pasakyti, turinį, bet būtent šitas dalykas, kodėl tas ir tas dalykas išnyra mūsų, reiškia, plačiam kultūriniam to jūroje, kodėl viena ar kita banga tokia ryškesnė negu likusios, mes saugodami arba nesaugodami, mes turėtume atsakyti šitos klausimus visų pirma. Ne tik tai kokia ten architektūrinė detalė, nors tas irgi gali būti labai svarbu. Ja, bet kaip tai apčiuopti? Tai taip, čia iš tikrųjų reikalingas toks įsigilinimas, reiškia. Kiekvienas atvejis yra individualus, kiekvienam atvejui neparašysi įstatymo, tai yra, kaip pasakyti, dažnai ekspertinis vertinimas, bet ką vertint vėlgi, ar ta medžiaga, kaip ta plyta ant plytos sudėta, ar kaip ne plyta ant plytos. Tai čia mes dabar, aišku, visų atsakymų nepateiksim, kaip dabar čia reikia reformuoti, jeigu reikia, gal viskas gerai su to kultūros paveldu, čia gal tik mes taip ir jautriai reaguojam iš tikrųjų, bet paveldas, tai sakyčiau, kad aš ir visą laiką, kiek jį nagrinėju, tai yra tam tikras pasakojimas, naratyvas, reiškia, tarp tos mitinės realybės, tos aukštesnės realybės, kurios mes nematom, nejaučiam, bet vienaip kitaip ar kitaip žinom, kad jinai yra, ir tarp diskurso, mūsų to realybės pjūvio, kuriame mes būtent gyvenam. Nes kaip mes gyvenam dabar, tai mes gyvenam prieš 100 metų visiškai kitokias diskursas buvo. Tai paveldas yra tas, kuris pasakoja, kaip mes tarp amžinųjų dalykų ir tarp laikinųjų dalykų susišnekam. Čia yra iš tikrųjų paveldas, ta tokia plačia, ganėtinai abstrakčia prasme, bet jeigu mes šitą pamirštam, tai jokia mūsų paveldosauga, jokia paveldosaugos sistema ar kažkoks teisės aktai, chartijos, jeigu šitą mes pamirštam iš esmės, tai tada, reiškia, paveldo jau nebelieka, lieka tik materialių arba nematerialių artefaktų kažkoksai tai saugojimas, senienų, kitaip sakant. Bet žinai, aš galvoju, mes tikrai turėsime dvi laidas ir tikrai turėsime ką apie tai kalbėti, bet aš visgi negaliu nutolti labai daug toli nuo praktikos šitoje vietoje, nes turbūt iš praktinės pusės mane tai yra bene labiausiai palietę, ne tiek iš teorinės. Ir aš pagalvoju, visiškai neseniai, kaip visiškai neseniai, nes ne taip jau seniai, ypač laiko ir paveldo kontekste teko dalyvauti ten tokiam apklausoj, tyrime atliekamam čia vieno mūsų didžiojo universiteto, kuriame mokslininkas būtent ir tyrinėja tas labai sudėtingas santykis su žmogum. Kultūros paveldo šiandienos santykį, kuris yra labai sudėtingas su žmogum ir su bendruomenė. Ir tas paveldas pavirtęs yra kažkokiu tai monstru, kurį reikia arba nuo kažko tai ginti ir saugoti, arba jisai gali imti ir praryti mažą vietovę, žmonių, nežinau, turtą, kada tu ten elementariai negali ten Nobels pasisodinti archeologinių tyrimų nepasidaręs. Tai kur čia problema? Tai problema yra didelė, iš tikrųjų, jeigu ir tikrai labai didelė, nes yra arba taip, yra tarsi tokios susiskaldžiusios pusės, arba aš čia paveldo griovėjas, arba paveldas griauna mano gyvenimą, jeigu aš, sakykim, tam tikroje vietoje negaliu net savo sklypę, kaip ten pasisodinti, kaip tu ten sakai. Obels, arba dar, sakykim, galbūt ir kriaušės, nežinau. Tai iš tikrųjų yra tikriausiai toks, aš gal daugiau tokio iš urbanistinio požiūrio taško pasakyčiau, kad mūsų visuomenėje tikriausiai čia labiau specifiškai labiau kalbėtume apie Lietuvą, bet manau, kad dabar gal ir Europoje daug kur galiotų. Tai tas toks dalykas, kad mes to seną bijom labai praras dėl tos priežasties ir jinai tokia skaudi, kad mes nebetikim, kad galim kažką sukurti iš esmės gerą. Tai čia toks platesnis dalykas, apie kurį galbūt būtų galima vėliau pašnekėti, bet Lietuvoje ypatingai, sakyčiau, dar veikia tas, kad aš kaip žiūriu ypatingai, čia šiek tiek nušoku, bet žiūriu ypatingai visokios urbanistikos, tuos ne tai kad paminklus, bet urbanistikos draustinius arba urbanistikos paveldo objektus, sakykim, Čekiškė, Šiluva,
Varniai. Iš esmės tai pakankamai gražios vietos, na, Čekiškė gal ne taip. Ne, labai viskas gerai. Turiu omeny, turi tikrai gražų tą planą, reiškia, radialinį užstatymo tipą, viskas yra su šituo dalyku gerai. Bet jų paskelbimas urbanistiniam, reiškia, vertybėm, kad tai yra urbanistinių požiūrių vertingas dalykas, taip gal labiau ontologiškai žiūrint yra tam tikras urbanistinės raidos proceso nesupratimo pavyzdys. Reiškia, nei Šiluva, nei Varniai, nors tikrai tokios vietovės gražios iš savęs, bet jos gražios ne dėl urbanistikos, o dėl gamtos ir dėl ten esančių, sakykime, kažkokių tai objektų, ne, nu, sakykime, tų švyturių architektūrinių, koplyčia, bazilika, bažnyčia, viskas tvarko. Bet, nu, paprasčiausiai šnekant, tai yra nesusiformavę miesteliai, nes jie niekada neturėjo galimybę susiformuoti dėl įvairiausių sociologinių, kultūrinių, gamtinių, tikriausiai ne gamta čia neprieštarauja, žemės drebėjų neturim, bet dėl daugelio faktorių jie tiesiog negalėjo baigtis, formuotis. Ir tos vietos, ypatingai miesteliai, ne veltui apie tai šneku, nes juk esam pasaulis iš kaimo, iš tikrųjų jos yra pakibusios tarp miestelio ir iš tikrųjų kaimiškos vietovės identiteto. Ir iš tikrųjų dabar kažkas man gal prieštarautų, sakytų, tai kodėl va šitas pakibimas tarp kaimo ir miestelio to identiteto, jis galbūt būtų unikalus ir kodėl tu dabar, Kastyti, sakai, kad jo neverta saugoti. Tarsi aš noriu pasakyti, kad mes kažkokią savo paveldo turim atsisakyti, nes jis būtent toks, o ne kitoks, kokį mes turim. Tai aš iš šitą kritiką, kuri visai teisėta iš tikrųjų būtų, bet aš atsakyčiau, kad vis tiek turi būti tam tikras paveldo ciklas. Ir aš atsiremčiau į tai, ką aš sakiau pačioj pradžioj. Jeigu mes nefiksuojam to momento, kaip mūsų kultūroje, sakykime, jau tokioj lietuviškoje, ne, kultūroje, lietuviškoje tapatybei, jeigu mes neklausiam savęs, kaip veikia tas pasakojimas tarp to, kas šiek tiek amžina, ne, kažkaip amžina, mitas, ne, ir tarp mūsų diskursų. Jeigu nėra tas pasakojimas nutrūksta, tai jeigu mes kažką tik užšaldom laike ir tiesą sakant labai abejotiną fragmentą užšaldom, ar tai tikrai reiškia, kad būtent, kad tas momento užšaldymas, kad tai nereiškia, kad jisai nutraukia tą mūsų potencialų kūrybiškumą dabartyje ir mes neužbaigiam to paveldo iš esmės kaip tokio ciklų. Ir taip, pavyzdžiui, tikrai gali būti labai gražių vietų, kur kaimietiškumas jau įeinantis į miestetėliškumą, į mažo miesto situaciją, gali būti labai gražus dalykas ir ta prasme tuos aspektus tikriausiai kažkur Lietuvoje reiktų išsaugot kaip tokius tam tikrus pavyzdžius, bet tai neturi būti visuma, tai nėra kaip urbanistinė vertybė, tai yra kaip tam tikro perėjimo momento užfiksavimas, bet jokių būdų tai nėra pats savaime kaip artefaktas, jis nėra kažkas tokio iš savęs įspūdingo. Ir kitaip sakant, tai vat mes turim susižiūrėti, koks yra ciklas. Miestas, mažas miestas, kaimas, visas tas, tai yra tam tikras ciklas. Ir jeigu kažkas neturėjo galimybės kažkur formuotis ir dėl to, kad kažkas seniai buvo ir nespėjo susiformuoti, jeigu mes tai uždokumentuojam, užantspauduojam ir saugom, tai iš esmės tai yra beveik tas pats, kaip užfiksuoti, uždokumentuoti apgriuvusį namą ir būtent patį apgriuvimo faktą saugot. Ir aš nesakau, kad čia mūsų kultūra, kas yra sena iš mūsų, yra tik tai tokie dalykai. Bet tai yra dalykas, kuris turėtų būti procesualus, o pas mus jisai yra paveiktas baigtiniu. Tai taip, dėl to, aš ilgai čia šnekėjau, labai atsiprašau. Čia, žinai, vienaip atrodo iš teorinės pusės, kitaip atrodo iš praktinės pusės. Ir netgi ir iš teorinės pusės kalbant. Ar dabar tu esi, tai turiu minį ne tu kaip Kastytis, bet ar dabar šiandienos laikė mes tada paimam ir nusprendžiam. Nuo šiandienos taško tai yra saugoma. Ir visiškai nesvarbu, kad galbūt ta vietovė neišsipildė, galų galia turint omeny Lietuvos ir sudėtinga
situaciją, tai yra galų galia mūsų nepriklausomybės kovas, mūsų, nežinau, laikotarpį, kada buvome engiama kaip šalis, kai mūsų kaip šalies nebuvo ir panašus dalykai. Ir staiga mes šitus dalykus, aš nežinau, paverčiame Lazdynus draustiniu. Ar tai tikrai yra, be abejo, žinai, mes galime kalbėti apie laikotarpį, bet tada aš visą laiką galiu sakyti, mes laikotarpį galime užšaldyti, nes, tarkim, yra kažkuris laikotarpis, nes jis buvo tuo vertingas ir mes jį galime užšaldyti ir palikti, ir tam yra muziejai. Bet žmonės tai turi gyventi vietovėje, mieste, architektūroje, urbanistinėje erdvėje. Ar dabar yra apsprendžiama. Na ir visą laiką argumentas dažniausiai būna toksai, kad galima daryti, jei padarysit taip pat. Nes visą kitą padarysit blogiau. Tai tikriausiai čia yra didelė problema, kad paveldas apsprendžia ne tik tai, sakykime, kas yra tuos užšaldytus dalykus, kad nuo tos ir tos dienos, kaip tu taip minėjai, bet jisai dažnai apsprendžia miesto, reiškia, tą urbanistinę skalę. Jeigu tu dabar tau, sakykime, nesigavo iš miestelio pavirsti miestu, tai tau ir nebesigaus, nes aišku, visą laiką yra galimybė kažkur lauke kažką pradėti vystytis, bet tai čia tada mes gaunam tą tokį, kaip pasakyti, piltuvo formos baisę sovietinę, tą pačią okupacinę miestų sistemą, kai mes iš tikrųjų lygiai tą patį ir turėjom sovietmečių. Įsivaizduok, mano gimtinė Rokiškis, čia centras. Daug štai, bet, Rokiškis toks jau, gražus tas visas ir aš nieko nesakau, ten daug ką gal ir reikia saugoti, tai reiškia, tas centras toksai žemas, daug štukai, o aplinkui reiškia, ne visai aplinkui, iš vienos pusės daugiau tie sovietiniai, kaip pasakyti, ir sovietinis centras, baisus, monstriškas, toks reiškia, tie daugiabučiai. Tai aišku, gal ir gerai, kad sovietiniais laikais atsirado tie daugiabučiai aplinkui, o ne kažkur taip grinai viduj. Bet tada kyla klausimas, ar nėra čia klausimo Rokiškį, reiškia, ant kampo aikštės ir Vytauto gatvės reiktų išsaugoti Stuokos Gucevičiaus vieno aukšto namuką. Aš manyčiau, kad šitas dalykas reiktų padaryti, bet sakyčiau, kad pats miestas visą laiką apskritai turėtų eiti į kompaktiškumą. Miestas ar miestelis, tai nėra svarbu. Tai irgi yra, faktas. Tai jis turi būti kompaktiškas, nes tai yra, kaip žmogaus noras, kaip žmogaus poreikis vaikščioti ant dviejų kojų, reiškia, nes, kitaip mums nebeišeina, kažkada tikriausiai išėjo, toje evoliucija jau jinai. Taip ir miesto, ir net miestelio yra būtinas yra kompaktiškumas kaip sąlyga, kad ten vyktų normalus miestelietiškas ar miestiškas gyvenimas. Čia galima sakyti, kad šiais laikais vėlgi nesutinkam, nereikia, bet tai praktiškai yra vienas iš tų dalykų, kuris nelabai kada keitės. Bet gerai, kompaktiškumas. Podcastą, gyvai nesiginčysim. Bet komentaruose galite ginčytis su mumis, mes sureaguosim. Arba ne. Ne, iš esmės tai taip, čia labai mes palėtėm, aš kažkaip galvau, kad šita mūsų tema labiau eisi tokia pradžiai, tokia teorija, bet čia dabar darom tarsi antrą laidą, o darysim pirmą, šitas atvirkštinis laikas dabar teka, kaip praeitą kartą šnekėjom, bet aš suprantu tavo tokius klausimus, pakankamai tokius aistringus. Nes matosi, kad su paveldo tema tu tikrai esi susidūrusi su sistema. Su sistema. Ir tu dabar jau nebegali priimti iš manęs, kad paveldas tai gali būti ir gražu. Ne, aš galvoju tavo knyga, kuri vadinasi Totalinis paveldas, tai būtų dabar pats laikas turbūt ir pakalbėti, kas yra tas totalinis paveldas, nes iš mano priešiško nusiteikimo gali atrodyti, kad jeigu paveldas yra blogai, tai totalinis paveldas yra blogiausia pagal skalę, žinai, totalinis tai yra visa apimantis, toks, žinai, visur esantis. Ir tada, o tu siaube, kaip tada jau ir begyvent šiandieno žmogui, jeigu viskas tik totalinis paveldas. Tai aš čia tuos klausimus ir gvildenau ir bandžiau juos atsakyti. Tai vienas iš tų dar dalykų, kurie, sakykime, su tais miesteliais, aš dabar taip šnekėjau, gal šiek tiek per daug aplinkui, bet kur čia yra problema ir kodėl tie mūsų urbanistiniai mieste, ir čia tai susiję bus su knyga mano, kodėl tie pasmerkti užsilikti tam urbanistinės, reiškia, raidos etape, kuriame jie buvo ir daugiausiai dėl paveldo įtakos sistemos. Tai aš sakyčiau, kad čia toks yra nesupratimas šiuolaikiniai paveldosaugai, nors teorijoje, ir aš pats apie tai daug kalbėjau, ir tarptautiniai jau autoriai nemažai šneka, reiškiasi,
suvokimas to, kad kai kurie dalykai, netgi civilizacija kaip tokia, netgi visata kaip tokia, jie yra pasmerkti nyksmui. Ir gal ačiū Dievui, kad taip yra, nes tame yra visas laiko grožis. Reiškia, kažkas, net tai, kas yra vertinga, tikriausiai turi išnykti kažkaip. Anksčiau ar vėliau, kai kuriuos objektus tikrai verta saugoti, tikrai reikia, turiu omeny materialinius objektus, nes jie kartais patys iš naujo sugeba apibrėžti mūsų kultūrą, bet tokių objektų yra nedaug. Taigi tas supratimas, kad nyksmas kaip toks yra paveldo dalis ir būtent totalinis paveldas ir šneka apie tai, kad pats paveldas apima visus visas laikinės dimensijas. Praeitį, dabartyje priimamą sprendimą ir ateitį. Tas objektas, kuris bus kažkada sukurtas po 100 metų, sakykime, preliminariai, ne, čia taip labai, jisai irgi yra paveldo objektas, ta prasme jau yra paveldo objektas, tik mes dar nežinom, koks jisai yra, ta prasme, kad jisai neatsiranda tuščioj, reiškiasi, tuščioj erdvėj ir jisai kyla būtent iš to pasakojimo tarp mitinės realybės, tos aukščiausios nekintamos plotmės, įvairūs autoriai ją įvairiai apibrėžia, nuo krikščionių iki žydų man teko gilintis, iki graikų, antikos, reiškia, pagoniškos tos literatūros, bet yra kas nekintama ir kas visą laiką veikia mūsų gyvenimas kinta. Ir tas pasakojimas, tai būtent nuo to, kaip ir pradėjau, tai būtent totalinis paveldas ir yra tai, kad jisai apima viską, bet apima tą tokią teorinę prasme, ne tai, kad jisai turėtų iš tikrųjų neturėtų įkalinti žmogaus, bet turėtų būti tas balansas statyboje, architektūroje, mene, kuris, reiškia, palaiko tarp mūsų nuolat besikeičiančių santykių su tuo, kas niekada nesikeičia. Tai kitaip tariant, truputėlį supaprastinta, kaip mūsų tam, o paprašiau turbūt yra paveldas tampa ta statomąja medžiaga, kuri gali statyti visuomenę, gali statyti net ir kiekvieno iš mūsų gyvenimus ir nebūti ta mus įkalinanti dalimi, nes dabar dažnai, bent jau iš mano susidūrimo, galbūt yra žmonių, kurie susidūrė visiškai kitaip, iš mano susidūrimo dažnai paveldas yra tai, kas įkalina. Ir be abejo, aš tada dažnai išgirsiu kritiką, kai man sakys, palauk Silvija, o Kauno modernizmas, o UNESCO, čia turizmas, kultūra ir viskas klesti. Tai turbūt tol, kol nepasiekė, kiekvieno asmeniškai žmogaus ir jokiais būdais nemenkinant nei Kauno modernizmo, nei kažko tai kito. Aš galvoju, kad turizmas, tavo atveju gal net piligrimystės labiau tie visi aspektai. Va čia būtų iš tikrųjų įdomi tokia diskusija. Aš esu skaitęs tam tikrų mokslinių studijų, bet jas netiktų tikriausiai jau Lietuvos kontekstui, sakykime, arba nebetiktų šių laikų kontekstui, bet įdomu būtų padiskutuoti, ar tas, sakykime, turistas, kultūrinis toks labiau, ar tas piligrimas. Piligrimas gal čia yra kitokio biški tipo keliautojas, sakykime, gal ne visai tie dalykai svarbus, bet, sakykime, tas kultūrinis turistas, kaip tau dabar atrodytų, aš irgi galvoju, nežinau to atsakymo pats pilnai, kiek svarbu tas toks paveldo, tas grynas medžiaginis autentiškumas. Žinai, aš manau, kad grynas medžiaginis autentiškumas yra svarbus Rumšiškėse. Tai yra ten, kur tu važiuoji ir žinai, ką tu gausi. Bet ar tau, pavyzdžiui, nėra svarbu, kad, sakykime, senam mieste kokiam, buvom Venecijoje. Sakai, tau vienas labiausiai patikusių miestų. Tai, bet Venecija turbūt labiausiai patiko dėl laiko ir dėl to, kad tai yra miestas ant vandens. Tai yra pakankamai neįprasta. Ar aš siūlau užbetonuoti Veneciją ir užpilti, ten, kad būtų patogiau susisiekti ir nereikėtų plaukioti, nes tai užima gal truputėlį daugiau laiko. Tai tikrai ne. Bet aš apskritai iš esmės, tas supranti, tas juoda balta prieš pastatymas toksai, kad tai arba saugai, arba griauni. Kai aš tiesiogiai susidūriau su kultūros paveldo specialistais ir kuomet bandžiau kalbėti apie tai, kad ir tai nebuvai tu, ir bandžiau kalbėti apie augimą, apie šiuolaikinio žmogaus gyvenimo poreikius, tai aš iš karto girdėdavau argumentus, jūs pristatysite stiklinių daugiabučių. Tiesą sakant, niekas net planų nėra iš vis kažką statyti. Čia klausimas yra toks paradigminis, kad, požiūrio dalykas. Ar tikrai, ir tada čia atsiranda, ar tikrai paveldas, tęsiant tavo mintį, tampa statomąja kūrybinė medžiaga,
ar tampa kalėjimu. Venecijos atveju tai tikriausiai ir, be to, kad turistų perteklius didelis, bet tai tokia statomoja medžiaga, nes man labai net patiko žiūrėti, kaip ten pristatinėja daiktus, prekes į parduotuvės pėsčiomis, nes kitaip neišeina. Reiškia, jis yra senas miestas, kuris dabar netinkamas mašinom ir kažkada galėjo būti visiškai pasenęs dalykas, bet dabar jisai atspindi netgi naujo tvarumo, ten visokius dalykus. Jo, ir jinai yra susiformavęs urbanistiškai dalykas, kurioje kompaktiškumas gali būti. Tai va čia toksai. Aš nežinau, iš tikrųjų čia labai sudėtingos, iš tikrųjų tos visos temos, kaip nusileidė iki to praktinio lygmens, bet... Gal pakylė iki praktinio lygmens? Tai bet vis tiek, yra, kaip pasakyti, tas toks noras kažką suplanuoti, ko tu nori, ir tada planavimas, vis tiek po to pirmiau seka noras. Aš sakyčiau, kad didelis yra dalykas iš tikrųjų mūsų architektūrinį, jau mes kažkaip jau dabar apie miestus šnekam, kažkaip nekabinam dabar dailės paveldo, to nematerialaus paveldo, bet kadangi pasaulis iš kaimo, mums aktualu kaimo paveldas, mes nebepasitikim tikriausiai šiuolaikinę architektūrą. Ir tam yra pagrindas. Ar nėra pagrindo? Silvija, kaip tau atrodo dabartinė šio, sakykim, tu nesi architektūros ekspertė, nebūtų galima, bet, esi pakankamai vis tiek tokia kultūriškai, sakykim, gal, Turiu menotyros bakalaurą. Jo, turiu menotyros bakalaurą. Ir, sakykim, išskirtinių kažkokių Lietuvos architektūros pavyzdžių, paskutinių 10 metų, 20 metų, ką pasakytum tokio, kas mes gal tai nežinom tų specifikų, tų visų, bet, sakykim, šedevrą kažko artimą Vivulskiui arba artimą Kauno modernizmo geriausiam pavyzdžiam. Bet kasyti, ar taip nėra, dabar aš tų neįvardinsiu tau tikrai jokių artimų pavyzdžių, bet aš pagalvoju, ar tai nėra tas užburtas ratas, nes, čia vis Venecijos tas atvejis, kurį tu paminė, bet Venecija yra viena. O Lietuvoje yra ir Čekiškė, ir Šiluva, ir Varniai, ir N+K, ta prasme. Ir tada, kai tu viską saugai, ar tu begali kažką sukurti. Ir už tai galbūt ir tos architektūros, apie kurią dabar kalbam, gerai, ne viską absoliučiai saugai. Čia hiperbolizuotai, hipertrofuotas pavyzdys, bet ar tada ir neatsiranda sunkumas, o kaip kurti ir kaip rasti savo kalbą šiandien? Tai būtent totalinio paveldo idėja yra. Koks yra paveldo užduotis. Tai viena būti naratyvų tarp to, kas amžina ir to, kas diskursyvu, nuolat keičiasi. O kitas dalykas būti žinių šaltinių. Dabar, pavyzdžiui, man vis tiek vienas labiausiai patinkančių pavyzdžių, iš tikrųjų architektūrinių ir būtų, sakykime, Vivulskio Marijos apsireiškimo koplyčia. Tai čia nepaslaptis, aš čia visiems šitą sakau ir aš čia to neslepiu. Ir dabar sakykime, jeigu remiantis žmonėmis, kurie daugiausiai, išsamiausiai, giliausiai galėjo pamastyti apie architektūrą, tai jie net nekalbėjo apie paveldą kaip tokį, jie daugiau taip žiūrėjo kaip architektūrą viską apima, aš taip žiūriu iš paveldo perspektyvos, jie iš architektūros, bet mes šnekam praktiškai tą patį, tai būtų galbūt Kristoferis Aleksanderis su kolegom, jis ir sakė, jeigu turi šventovę, šventovę įsivaizdavo sekuliariai, reiškia, kaip, kažkokį galingą kultūros paveldo objektą, kuris dėl to, kad jau yra toks geras, jisai transcendentuoja savo tik buvimą kažkokiu paminklų paveldu ten ar kaip beįvardintą būklę ir jis tampa jau tokia kaip šventovė. Tai sako savo tam Pattern Language knygoje 1975 metų galėsime mes nuorodą, sako, jeigu tu turi tokią šventovę, ką tu turi padaryti, turi ją apsupti, kaip aš angliškai skaičiau, tais nested percinct vadinamais, tarsi lizdą aplink ją, nuvedimus turi sukurti tokius ir kad tie nuvedimai į šventovę būtų verti tos šventovės kokybės, reiškiasi. Pas mus pavelde dažniausiai taip yra, jeigu tu turi jau kažkokį labiau išskirtinį objektą, tai tu tik tai žiūri, kad ten kuo labiau ten jau kažkas biški užstos kvadratinį centimetrą, naujas kažkoks dalykas jau bus blogiau. O čia visai ne taip. Aleksanderis sakė, kad turi nuvest, reiškia. Nes tu turi sukurti kraujotaką, o ne pakišti po stiklu. Tai taip. Ir aišku, ir reiškia, jeigu mes taip vystytume šitą mintį ir taip jau radikaliai, kaip mes dažnai mėgstam išsireikšti, tai yra iš principo nepagarba netgi tokiam objektui, sakykim, būti apsuptam, tikrai
dažniausiai tokių, kaimo lūšnų, kur galėtų būti bet kur. Tai taip, tai yra kažkieno, tai viskas čia tvarko, mes čia kalbam, nesakom, kad čia dabar jau buldozerio dar nesam užvedę, dar. Neturim jo visų, kad užvest, tai reikia turėti tą buldozerį. Užtruksim, nupirkti jį kainuoja ten. Bet iš esmės logika kokybiškos gyvenvietės, kokybiško miesto turėtų būti ta. Mes praradę šitą, sakykime, mes jau intuityviai tarsi tai dar galėtume jaus, bet moksle mes jau dažnai šitos dalykus praradę. Nes mes arba mes dabar pasiemam tą tokį prancūzišką modelį, iš tikrųjų, kaip yra Paryžiaus, tas centras, tik labai keista, kad tai nuvyko Paryžių, nes jie išgriovė tą seną į visą centrą, padarė tas osmanizuotas vadinamas alėjas, paliko tik tai tuos, reiškiasi, objektus, ten, kaip Luvrų, švyturius, tuos vadinamus, tuos jau bažnyčias gerasias, viską, operą tą pačią, ir jie, ten viską padarė vienodai. Paskui už to centro tas defansas atsirado, ten vėl taip, tai čia kažkaip taip nesutinka šitie dalykai, jie tokie yra. Vėlgi, nėra vieningo požiūrio, bet aš sakyčiau, kad Aleksandrio tami, kaip tai padaryti gerai, kokybiškai, čia jau yra kitas aspektas. Bet logika turėtų būti tokia. Ir įstatymų leidybos logika turėtų būti pagal geriausią mintį, o ne pagal baimę, reiškia, kad kažko staiga imsim ir neteksim. Tikrai, aš pagalvojau, baimė yra toks labai stiprus dalykas, bijoti kažko netekti, bet to pačiu nebijoti kažko nesukurti. Nes aš pagalvojau, tai, kad tu kažko nesukursi, tai irgi yra netektis. Čia paskui pasirinkimo, mes čia galim labai greitai, pereiti prie teologinių debatų. Gerai, prie teologinių debatų nepereikia. Bet įsivaizduok, Silvija, tu pati pagalvok, yra dabar 100 loterijos bilietų. O čia ant stalo. Nes loterija irgi nedalyvauja mane kažkaip. Aš esu pirkęs bilietą. Tu esi pirkus loterijos bilietą kad nors? Esu pirkus loterijos bilietą. Tai aš irgi kai vaikas, bet turiu omeny. Gerai, įsivaizduok, yra 100 arba 10. Ir tau pasako apvaizdą, kad šitas yra laimingas. Labai didelė suma. O visi kiti ten maždaug, Tai aš tikrai renkuosi tą, kurį man pasakė apvaizdą. Bet tu turi pasirinkimo teisę. Tavo laisvė yra rinktis bet kurį. O tau pasakė apvaizdą, sako, žiūrėk, šitas bus laimingas. Čia 100 milijonų eurų. Reikėtų tau 100 milijonų eurų dabar. Būtų gal ir neblogai. Tai va, tai ar tu naudosi savo laisvą pasirinkimą šitam dalykui? Ne, šį kartą. Tai va, ir čia tas tada prasideda mūsų tokio nuo apšvietos epochos toks einantis, reiškiasi, kaip čia pasakyti, tokia perturbacija visuomeninė. Nežinai, ar tu kažką geriau sukursi, todėl, automatiškai. Daug yra straipsnių, iš tikrųjų, Nobelio premiją už tą Danielis Kanemanas yra gavęs apie svarstymus, kodėl žmogus netgi labai tiksliai galėdamas numatyti geriausią savo veiksmų outcome, tą vadinamą, kaip pasakyti, išdavą, ne visą rezultatą, kuris bus ateityje, netgi tikrai neblogai žinodamas, dažnai nesirenka to geriausio varianto, net jeigu jis nėra sunkiausias. Čia yra žmogaus psichologijai. Loss aversion vadinasi, praradimo baimė. O aš tai žinau, kaip geriau žvirblis rankoj, negu briedis lankoj. O kodėl tam žmogui niekas nedavė Nobelio premijos, kaip Danieliui Kanemanui, nes principas, kiek tekę susipažinti, yra panašus. Tik tai, aišku, ten daugiau viskas sofistikuota. Taip. Bet briedis lankoje vėlgi tai nėra tikėtina. Sakykime, šitą nori pabrėžti. O, sakykime, pas Danielį Kanemaną yra netgi labai tikėtini dalykai, geri, kurių žmogus nesirenka. Tai paveldas yra mūsų žvirblis rankoje. Iš esmės taip, nes jis yra tik tai... Taip, kaip mes jį suprantam, atsiprašau dabar ir kaip naudojam praktikoje, o ne totalinis paveldas. Totalinis paveldas tai tikriausiai būtų ir lanka, ir dangaus ten skliautas tada jom, bet iš tikrųjų tai taip, mes dabar dažnai esam linkę, aišku dabar, sakau vėlgi, su mumis čia pradėtų diskutuoti, tai čia ir tokį pavyzdį mestų, ir čia ir anokį pavyzdį mestų. Pavyzdžius mes galėtume kitoje laidoje daugiau pasikalbėti apie vienas kitam prieštaraujančius galbūt netgi pavyzdžius.
Tai viskas yra, čia mes nediskutuojam apie tokias, iš tikrųjų reiktų pasakyti apie tokius objektus kaip Vilniaus Kauno senamiestis ir praktiškai viskas, kas yra tenais, nes tai yra, susiformavusios teritorijos turinčios savo, sakykime, kažkokį tai braižą, bet kita vertus, netgi tos istorinio, reiškia, dar toks paveldosaugos įdingumas būtų, tikriausiai reiktų sakyti, kad dažnai saugomas yra aukštis ir tūris, tarsi tai būtų vienintelė architektūros paveldą apibrėžianti kokybinę kategoriją. Užstatymo intensyvumas. Ne, tai užstatymo intensyvumas. Taip, tai toks, tas tūris. Ir aš, pavyzdžiui, tikrai esu matęs tiek Vilniaus, tiek Kauno, tose centrinėse dalyse arba pačiose saugomose teritorijose, arba teritorijos, kurios, šalia saugomų teritorijų būtų. Tai, sakykime, yra jo to paties aukščio, to paties maždaug tūrio, baisus, indiferentiškas, stiklinis ar nestiklinis, kaip ten stiklas savaime irgi nėra blogai, jeigu jis ten kokybiškai padaryta. Bet reiškia, baisus gargaras jisai, bet jis yra to paties aukščio ir to paties tūrio. Reiškia, viskas gerai. Arba dar ten šiek tiek aukštesnis, nes ten apeinama su tom, reiškia, viršutiniam tom terasom, ten, tais aukštais net cokolinis, tai čia pačioj būtų, reiškia, jau maišosi tie terminai. Tai, tai yra toks, absurdo dalykas. Tada, vėlgi, tokia prieš pastatymas, ką rinktis. Ar kažką tikrai didesnio, bet, tikrai kokybiško, sakykime, gal netgi biškai pažeidžiančio tą mastelį, nes man vėl sakytų, tu nesupranti architektūros, čia labai svarbu mastelis ir panašiai. Viską aš labai puikiai suprantu. Matęs daug pavyzdžių, kaip gotikinė gatvė, kur nors Italijos, iš toj pačioj Venecijoje, kaip gotikinė gatvelė, smulkus mastelis transformuojasi į renesansinius palacio, visą šitą mačiau, viską čia galima proporciškai suderinti ir nebūtinai reiškia, kad būtinai reikia tą didesnį statyti, bet pats principas, kad, prisitaikymas prie dydžio yra kokybės garantas, nors tos kokybės nėra dažniausiai. Tai čia yra, čia jau tiesiog aš čia daug prisirašiau, ką čia norėjau pašnekėti ir iš tokių teorijų įdomesnių gal kažką, bet galiausiai prieinam prie tokio, absurdui artimo scenarijaus, sakyčiau. Įdomu, čia negausim kokio dabar mes bano. Tai, žinai, galbūt dėl to... Cancelinimo, kultūros lauko. Gal ne šį kartą, gal ir yra dar kam. Iš tikrųjų, turbūt yra ir dėl to, kad tai tikrai visgi opus klausimas. Ir netgi, aš nesu tikra, reikėtų pasižiūrėti, ar tas tyrimas jau pasirodė ar ne, kuriame, dalyvavau kaip viena iš apklausos dalyvių. Ir natūralu, kadangi, vis tiek buvo ilgas pokalbis, tai mano irgi buvo klausimas, o kaip, jūs daug apklausėt žmonių, bendruomenių, pavienių asmenų, tai su kokia susiduria tendencija. Ir tendencija yra būtent tokia, kokią mes apibūdinam. Tai yra toks paklaikimas ir absurdas ir tas toksai, Kafkos procesas. Tai turbūt labai natūralu yra, kad ir vėlgi iš vienos pusės, kai pagalvoji, tai gal yra ir gerai, kad paveldas sukelia aistras, irgi sukelia aistras, bet tos aistros jos netampa kažkokia statomąja medžiaga, o būtų galbūt neblogai, kad jos galėtų tokia tapti, kažkokia tai kūrybiniu procesu, inspiruotų kažkokią tai kūrybinį procesą. Tai iš tenais ir atsirado mano tas pavyzdys, kai sakė, kad mano pokalbėje, kad per naktį sodina obelį, kad jinai atsirastų, nes kitaip reikėtų archeologinių tyrimų, nes negalima ten kast giliau, Tai iš esmės šitas momentas yra ganėtinai sudėtingas ir tada, kai išgirsti to žodį, termino totalinis paveldas, tai atrodo, kad išgirstai kažkokią tai keiksmažodį, nes štai dabar jau apims visas rytis. Tai iš tikrųjų turbūt noris irgi pasakyti, kad čia kaip su bet kuo, bet koks persivalgymas, čia net nereikia kalbėti, apie persigerimą, bet nepropaguojam ir bet koks, kaip sakėm, rūkymo nepropaguojam, tai ir gerimo nepropaguojam, alkoholinių gėrimų vartojimo. Bet koks persivalgymas yra ydingas, vis tiek kažkoksai tai turi būti saikas, matas. O tu klausyk, nepajutai, kad aš čia tarsi vis tiek, kaip turiu tą kultūros paveldo magistrą, kad šiek tiek bandau, nors ir pateikiu tokios kritikos, kad sakau, šita situacija galbūt netgi yra artima absurdui,
bet aš kaip ir advokatauju, o tu tokia esi labiau jau visiška kaltintoja, prokurorė. Taip, aš visiškai kaltintoja. Galbūt dėl to, kad aš galvoju, kad kai kurios dalykus visgi verta sugriauti, kad galima būtų pasakyti kažką naujo, nes tas konservavimas ir mąstymo konservavimas yra visgi labai ydingas. Bet galiu pertraukti. Taip. O tie, pavyzdžiui, visi priemiesčių, kaip aš vadinu Silvija, tuos priemiesčių daugiabučius, kotedžus ir panašiai. Žmogydėmis. Taip. Kaip tau jie? Ne, tai be abejo, čia tas irgi yra supranti, bet čia yra irgi, kada advokatauju kultūros paveldui, nes jeigu pasakai, kad galbūt neverta visko visgi saugoti, tada iš karto yra argumentas metamas, o kaip tauties stiklainiai? O tai gal tada būtų gerai viską saugoti, visur impozicionuoti tokią taisyklę, kad, reiškia, visur būtų statoma pagal. O kodėl, pavyzdžiui, Jeruzalėje yra tas taisyklė, man atrodo, įstatymiška, kad visi tie nauji ir seni turi turėti tą gelsvą atspalvį. Makondė irgi buvo. Bet ten vis tiek nuo Jeruzalėje ne nuo spalva atsirado anksčiau, negu jos nieks neįvedė, tik tai paskui sekama. Ne, yra, mes taip čia paskui jau dabar nuklysim tikriausiai į tokius pasvarstymus, prie tokio, ir buitiškesnio lygio, bet tas ir įdomu iš tikrųjų. Tau netrodo, kad šitas tema vis tiek kažkiek įdomi, nežinau kaip čia su reakcijom žiūrinčių, bet kad jinai gali būti labai buitiška, kad čia obelies negali pasistatyti ir panašiai. Iki to, kad tai gali būti labai filosofiškai motyvuotas toks diskursas, kur galima ir tokiam ir pačiom žemiausiom materijom ištekėti, ir pačiom aukščiausiom. Tai yra gyvenimas. Praktiškai tai už tai totalinis paveldas. Totalinis paveldas yra totalinis gyvenimas. Tai aš galbūt norėčiau būtent apie tą totalinį ir apie tą efemeriškumą, net savotišką paveldo, kuris rodos nedara su pačia paveldo koncepcija. Kažkas laikino ir paveldas, Silvija, tu turbūt ar išprotėjai. Bet pabaigti ne šitą temą, o pabaigti šitą podcastą, kad galėtume keliauti toliau, šitą tinklalaidę, kad galėtume keliauti toliau. Man labai visą laiką patikdavo tavo pasakojimas pavyzdys apie šventyklą, kurioje keitė rastą po rasto. Ir tada pabaigoje, kada jie iš esmės ten per amžius jinai buvo perstatyta. Oi, tai čia yra čia tikriausiai tu sumaišai kelis mano pasakojimus į vieną, tai aš greitai. Gerai. Tai viena yra Isės šventyklos, reiškia, tas toks nematerialaus kultūros paveldo įvykis, kur aš dabar neatsimenu, kartą per 20 metų, jeigu net, patikslinsim komentarę, bet yra įtraukta UNESCO nematerialaus pasaulio paveldo sąrašą, yra šventykla Isėje, Japonijoje, ir reiškia, ją kas 20 metų perstato. Reiškia, senus rastus pakeičia visiškai naujais ir ten yra visa tradicija, reiškia, kad tie medžiai specialiai auginami ir tie žmonės ruošiasi tam dalykui. Toks ciklas, aišku, rytų kultūros, čia gal ne viską mes galim, bet tas autentiškumo būtent suvokimas ir yra nuolatinė jos kaita. Jos forma lieka visiškai tokia pati, identiška, bet visi rastai, visos tos struktūrinės dalys yra pakeistos. Taip lygiai ir kiti japonų, tos didžiosios šventyklos, mediniai pastatai yra sakoma, kad nei viena iš jų nebėra autentiška, bet jos yra išlaikiusios tą pačią formą. Tai čia toks, tesėjo laivo problematika, tesėjo laivo problematika, kur sako, jeigu visas lentas laivo pakeitė, ar tai tas pats laivas, ar tai naujas laivas. Reiškia, nuo antikos laikų mes sprendžiam šitą problemą ir panašu, kad šitos apie 40 minučių nieko visiškai nepasistumėjo. Gal kitos 40 minučių išspręs. Gal kitos ir išspręs. Tai šiaip reiktų paminėti dar tokį paskutinį gal dalyką, kad pasaulyje iš kaimo iš tikrųjų aktuali yra to paveldo tema, vien dėl to, kad pats kaimas ne dabartiniam savo formoj, bet savo potencialę ir yra paveldų paveldas. Ar tu pritartum šitai minčiai? Nes aš tai tikrai galėčiau netikėti. Totalinis mažas miestas. Galėtų būti naujas opusas. Bet jeigu jį pakišime po stiklu? Ne, tai aš ir sakysiu. Mažas miestas savo potenciale, koks galėtų būti išsipildęs mažas miestas, yra pirminis apskritai bet kokios urbanizacijos paveldo objektas. Tuo šį kartą ir baikime.
kitą kartą kitoje tinklalaidėje. Dar tikrai pagvildensime kultūros paveldo klausimą, kurį turbūt vis tiek neapeisime tik teoriją. Ir jeigu nesusipyksime, kita tinklalaidė bus. ne per tinklalaidę. Iki Viso gero.